Baikalas – ežeras Rusijoje teritorijoje, pietinėje Vidurio Sibiro dalyje, įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Plotas 32 000 kvadratinių kilometrų, ilgis 636 km, didžiausias plotis 80 km, didžiausias gylis 1642 metrai, vidutinis gylis 730 metrų, tūris 23 000 kubinių kilometrų. Tai didžiausias gėlavandenis Azijos ir giliausias Žemės ežeras, kuriame yra apie 1/5 pasaulio paviršinio gėlo vandens. Taip pat vienas iš geologiškai seniausių ežerų. Susiformavimas. Baikalas yra vienas seniausių pasaulio ežerų. Geologai mano, kad ežeras pradėjo formuotis vėlyvajame paleogene maždaug prieš 25–30 milijonų metų dėl tektoninių plokščių sąveikos. Manoma, kad iki Baikalo ežero čia buvo netokia gili ir plati upės vaga, jungusi mažesnius atskirus ežerus. Vientisų ežerų Baikalas tapo vėlyvojoje plioceno epochoje, ankstyvajame kvartero periode. Ežeras stūkso aktyvioje seisminėje zonoje, todėl čia dažni stiprų žemės drebėjimai. 1862 metais dėl požeminių smūgių apie 200 kvadratinių kilometrų plotas paniro į poros metrų gylį, sudarydamas Provalo įlanką. Geografija. Baikalas iš visų pusių yra apsuptas kalnų. Pietvakariuose – Primorės kalnai, vakaruose – Primorės kalnagūbris, šiaurės vakaruose – Baikalo kalnagūbris, šiaurės rytuose – Barguzino kalnagūbris, rytuose – Ulamburgasio kalnai, pietuose – Chamardabano kalnagūbris. Žemumos yra tik prie į ežerą įtekančių upių žiočių. Ežeras yra pailgos, išlenktos į pietryčius formos. Nuomonė apie salų kiekį ežere skirtinga, suskaičiuojama nuo 22 iki 30 salų. Didžiausia yra Olchono sala, esanti arčiau ežero vakarinio kranto ir atskirianti įlanką, vadinamąją Mažąją jūrą. Tai buvo ir lietuvių tremties vieta. Kitos paminėtinos – Uškano salynas, susidedantis iš didžiosios, ilgosios, siaurosios ir apvaliosios Uškano salų. Iš rytų kranto išsikiša Svetoinoso pusiasalis sudarydamas Barguzino ir Čivirkujo įlankas. Dar viena didesnė įlanka yra Provalo. Į Baikalą suteka iki 332 upių. Didžiausios jų yra Selenga, Barguzinas, aukštutinė Angara, Turka. Išteka tik viena upė – Angara, dešinysis Jenisiejaus intakas. Vanduo šviesiai žalios spalvos, labai skaidrus. Vandens horizontas yra 456 metrais aukštesnis už pasaulinio vandenyno lygį. Vandens temperatūra kinta tik paviršiniuose sluoksniuose, giliau 250 metrų ji laikosi 3,5 laipsnių Celsijaus ribose. Užšąla ežeras lėtai ir vėlai, tarp gruodžio 21 ir sausio 16 dienos. Ledas susidaro labai kietas ir storas. Klimatas. Baikalo klimatas yra švelnesnis negu jį supančios teritorijos. Žiemą temperatūra nukrenta iki vidutiniškai -25, o vasarą vidutinė temperatūra būna 17 laipsnių Celsijaus. Ežero paviršius užšąla sausį, ledo storis, priklausomai nuo vietos, 80–110 cm, atitirpsta gegužės mėnesį. Metinis kritulių kiekis siekia 450 mm. Dėl ypatingos geografinės padėties ir temperatūrų skirtumo, kuris sukelia slėgio kaitą, Baikalo ežere susidaro daug įvairių vėjų. Stipriausi vėjai pučia rudenį, pasiekdami 18–20 metrų per sekundę greitį, tai Baikale sukelia iki 3 metro aukščio bangas. Žinomiausi vėjai – viršutinis, kultukas,
kalnų Barguzino, Sarmos, Selengos. Biologija. Fauna. Ežere ir jo apylinkėse aptinkama apie 1200 skirtingų gyvūnų rūšių, iš kurių apie 60% yra endemikai. Vandens gyvūnai Baikalo ežere yra įvairūs ir neįprasti, kaip baikaliniai ruoniai, omuliai, gėlavandeniai kūjagalviai, skaidriosios plernės, baikalinės plernės ir kita. Randama Pinčių rifai, 255 rūšiai šoniplaukų, 147 rūšys pilvakojų ir 80 plokščiųjų kirmėlių rūšių. Plaukioja tankus mažų vėžiagyvių debesys, sudarantis apie 96% viso zooplanktono. Gilios hidroterminės angos pritraukia keistų, niekur kitur nematytų gyvūnų rūšių. Miškuose, aplink Baikalą, veisiasi dažnesnės rūšys. Šiauriniams Baikalo krantams, kaip pavyzdžiui Barguzino draustiniui, būdingi taigos gyvūnai, iš viso 39 rūšiai žinduolių, šiaurinės pikos, azijiniai burundukai, pilkieji švilpikai, voverės skraiduolės, rudosios lapės, rudieji lokiai, šermuonėliai, žebenkštys, altainė žebenkštys, sibiriniai šeškai, ūdros, sabalai, erniai, sibirinės kabargos, Sibiro taurieji elniai, briedžiai. Šiauriniai elniai ir kita, suskaičiuojama iki 160 paukščių rūšių. Sibirinės gervės, karališkieji ereliai, griežlės, jūriniai ereliai, kurtiniai ir kita. Kasmet peri 140 000 antinių šeimų, 5–7 milijonai pelkių ir vandens paukščių praskrenda virš Selengos deltos. Flora. Ežero krantai yra apaugę spygliuočių miškais. Baikalo ekosistemoje aptinkama 1100 augalų rūšių, iš kurių apie 40% yra endemikai. Kaip ir gyvūnai, augalai yra prisitaikę prie atšiauraus taigos klimato. Istorija. Priešistorė. Žmogus prie Baikalo apsigyveno seniai, kaip rodo archeologiniai kasinėjimai, jau akmens amžiuje, daugiau nei prieš 100 000 metų. Pastoviai apsigyventa prieš 25 000 metų, tam įtakos turėjo patogi aplinka. Gėlas vanduo, daug medžiojamų gyvūnų, kuras. Manoma, kad turėjo primityvius kalendorius, religinės apeigas. Aptinkama neolito kapavietės, sienų piešiniai. Tyrinėjimai. Sibiras ilgam buvo neįdomi ir nesvarbi vieta tyrinėtojams bei keliautojams. Tai lėmė sunkus priėjimas ir atšiaurus klimatas. Pirmoji rusų ekspedicija pasiekusi Baikalo ežerą buvo 1643 metais, jai vadovavo Kurbatas Ivanovas. Po 4 metų, 1647 metais, vykusiai ekspedicijai vadovavo Vasilijus Kolesnikovas. Šios dvi kelionės praturtino žinias apie Baikalą, jo šiaurinės apylinkes. Jų metu buvo įkurtas Verchneangarsko fortas. Pirma mokslinė ekspedicija įvyko 1723–1724 metais caro Petro I pavedimu. Kelionės metu buvo sužinota naujų faktų apie apylinkių gyventojus ir gamtą. Paminėtina ir lietuvių kilmės keliautojo Jono Čerskio 1877–1880 metų kelionė, kurios metu geografas tyrė Baikalo krantus, sudarė pirmąjį jo geologinį žemėlapį. Transsibiro geležinkelis, pastatytas apie 1898 metais, labai pagyvino susidomėjimą Baikalu, jo tyrinėjimą bei kolonizaciją. Naujas tyrinėjimų etapas prasidėjo, kai pirmą kartą buvo padaryta spalvota Baikalo nuotrauka iš kosmoso.
1976 metais. Ekologija. Apsauga. Šiaurės rytinėje dalyje 1916 metais įkurtas Barguzino draustinis, pirmasis gamtos rezervatas Baikalo pakrantėje. 1969 pietinėje dalyje įkurtas Baikalo draustinis. 1986 metais šiaurės vakaruose įkurtas Baikalo Lenos gamtos rezervatas, Užbaikalės nacionalinis parkas rytuose ir Pabaikalės nacionalinis parkas pietvakariuose. 1994 metais Selengos upės delta įtraukta į Ramsaro vietovių sąrašą. Baikalo ežeras pripažintas viena unikaliausių ekosistemų pasaulyje ir 1996 metais įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Baikalo popieriaus gamykla. Baikalo popieriaus gamykla buvo pastatyta 1966 metais. Šios gamyklos chloro ir dioksino junginiai patenka į ežerą, kenkdami visai Baikalo ekosistemai. Gamtosaugininkai yra susirūpinę dėl šios gamyklos padarinių aplinkai, buvo pasiūlymų uždaryti fabriką, tačiau 3000 gamyklos darbuotojų liktų be darbo. Todėl dabar siekiama į fabriką įdiegti technologiją, kuri nenaudotų ar naudotų mažiau dioksino turinčių junginių. Šis problemos sprendimas kainuotų 600 milijonų JAV dolerių. Naftotiekis. 2006 m. balandžio mėnesį buvo numatyta tiesti Transneft naftotiekį einantį šalia Baikalo ežero. Pastačius naftotiekį šioje aktyvioje seisminėje zonoje kiltų rizika naftos nutekėjimui. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.